teatro režisieriaus Aleksandro Špilevoj surežisuotą performansą Reformatų bažnyčioje, kuriame naujai atgimė istorinės Martyno Mažvydo laikus menančios pamaldos. Šis šiuolaikinis teatrinis vyksmas padėjo atskleisti žiūrovams reformacijos epochoje Lietuvoje gimusias ir skambėjusias tiesas. Taigi kalbinu šios misterijos režisierių Aleksandrą Špilevoj. Sveiki. Sveiki. Norėčiau užduoti klausimą, kaip gimė ši idėja, kaip ji vystėsi ir kaip ji tapo tuo, ką kultūros naktyje išvydo žiūrovai. Iš tiesų apie idėjos gimimą galbūt daugiau netgi papasakočiau ne aš, o žmonės, kurie apskritai sugalvojo, kad turėtų įvykti šis renginys, kad turėtų įvykti kažkoks pasirodymas. Tuo metu jis dar nebuvo įvardytas spektakliu, bet buvo aišku, kad tai turi būti kažkoks pasirodymas skirtas visuomeniai, ne bažnyčiai, ne savo bendruomeniai, bet miestui, miesto gyventojams, kad tai turėtų būti labai atvira ir tai turėtų būti dalykas, į kurį mes norim prisikviesti kuo daugiau žmonių iš išorės. Ir tada susisiekė su manimi evangeliko reformatų bažnyčios kunigas Raimondas, kuris pakvietė atvykti į tokį susitikimą su organizatoriais, tarp kurių buvo labai daug šaunių, labai užsidegusių žmonių, kurie tuo savo užsidegimu ir kol kas galbūt iš pradžių dar ne iki galo aiškia vizija, bet labai stipriu noru užkrėtė mane prisijungti prie jų ir padaryti šitą gražaus dėl reformatų bažnyčios, dėl šio miesto. Tai taip ir prasidėjo viskas, o tos idėjos, iš tiesų net sunku prisiminti, nuo ko viskas prasidėjo ir kokios buvo pirmosios mintis, bet buvo akivaizdu, kad mes norime lyg ir persikelti į tuos laikus, kuomet užgimė reformatų bažnyčia, bet tuo pačiu mes nenorėjome kurti jokios dokumentikos, jokių istorinių kostiumų, jokių istorinių aplinkų, norėjusi sujungti būtent šiandieną, nes ką padarė reformacija, tai jis priartino bažnyčią, arba tiksliau sakant, greičiausiai netgi Dievą, prie žmogaus. Ir ką mes norėjom padaryti, tai nesukurti istorinę dramą, bet pabandyti padaryti lygiai tą patį, paaiškinti arba kitais žodžiais padaryti pamaldas arba kažką, ką žmonės dažnai daro sekmadieniais, bet net nesusimąsto, kodėl tai daro. Kodėl yra viena ar kita pamaldų arba katalikų bažnyčioje mišių apeigų dalis. Tai tokia ir buvo užduotis pakviesti žmonės ir kitokia, šiek tiek paprastesnė ir aiškesnė kalba pakalbėti apie tai, kasgi yra tos pamaldos, kas yra tas susitikimas su Dievu. Ir štai taip gimė ši idėja. Ir kaip vyko pats pasiruošimas? Pasiruošimas vyko gana sudėtingai man, nes kadangi esu iš teatro pasaulio, tai esu pratęs ir mėgstu tokį ilgą ir nuoseklų darbą su aktoriais, kuomet kasdien tu matai vis kintantį procesą arba stringantį procesą ir tada tu žinai, kad tu čia esi pastrigęs ir tau reikia kažką keisti ir įvedinėti kažkokių naujų dalykų. Šiuo atveju visą tai buvo šiek tiek kitaip, nes taip kaip dažniausiai ir būna su renginiais, būtent su renginiais, o ne su spektakliais, šiame projekte dalyvavo skirtingų kolektyvų iš skirtingų miestų, ne tik iš Vilniaus buvo visi dalyviai, dėl to daug kas buvo sudėliota tik tais popieriuje ir mano vaizduotėje. Mes apie tai daug diskutavom su kunigais, su organizacinė komanda, su chorų vadove ir kalbėjom, kaip tai skambės, kaip tai atrodys, ar tai yra priimtina ar nepriimtina, ar tai atskleidžia tą idėją, tikrąją pamaldų idėją. Tai visa tai buvo daugiau teoriniam lygmenį ir vaizduotėje, o realybė virto realiai paskutiniosiomis dienomis. Dėl to buvo šiek tiek rizikinga, šiek tiek baisu ir tikrai, nemeluosiu, patyriau daug įvairiausių emocijų, laukdamas tos paskutinių dienų etapo, kuomet buvo galima realiai pamatyti, kaip visą tai atrodo. Taip, ir dar keitėsi nemažai mūsų planų ir atlikėjų, kurie turi pasirodyti arba neturi pasirodyti. Mes keitėm vienus atlikėjus kitais, kol galiausiai atradom tą, matytų, labiausiai tinkantį ir atskleidžiantį pamaldas formatą. Dar apie tą pamaldų atskleidimą, tai norėčiau paakcentuoti tai, kad vėlgi nebandėm
aiškinti ir kalbėti tiesiogiai, kasgi tai yra. Bet prasidėjo viskas nuo to, kad gavau pamaldų struktūrą. Stengiamės paimti būtent tą senovinę istorinę pamaldų struktūrą ir kurioje būtų paaiškinta, kodėl yra būtent tokia eilės tvarka, kodėl yra tam tikroje vietoje malda Tėve mūsų, tam tikroje vietoje tikėjimo išpažinimas ir taip toliau. Ir ten buvo man taip logiškai paaiškinta, kas, po ko ir kodėl atsirado apskritai bažnyčios istorija, kad būtent tos dalys atsirado pamaldose. Kodėl yra malda, kodėl yra garbinimo giesmės, kokios tai garbinimo giesmės, kada yra atgailau, kada yra kitos dalys. Tai vat, paėmęs visą šį dalyką, turėjau pabandyti tai perkelti į muzikinį ir teatrinį tokį pasaulį, paversti į muzikinę kalbą matyt. Ir vietoj to, kad mes daug kalbėtume apie tai, šiek tiek galėtume pasižiūrėti ir galbūt ne tiek suvokti, kiek pajausti. Tai vat, užduotis matyt ir buvo padaryti pamaldas, kurias būtų galima pajausti. Iš tiesų girdėjau labai daug gerų atsiliepimų ir žiūrovai buvo netikėtai nustebinti. Kokius atsiliepimus jūs girdėjote iš savo kolegų? Iš tiesų tai negirdėjau daug atsiliepimų iš vis, nes tai buvo labai intensyvus metas ir negalėjau ilgai būti dar tame, reikėjo eiti ir dirbti ir kurti toliau. Bet kas man buvo brangiausia, matyt, tai ką perskaičiau socialiniam tinkle Facebook vienos jaunos moters, kuri buvo atvykusi į renginį, būtent moters ne iš vidaus, ne iš bendruomenės, trumpą žinutę su 2 nuotraukom, kur buvo parašyta niekam nieko nepasakosiu ir neanalizuosiu, bet dar labai ilgai išjausiu. Tai man tas ir buvo svarbiausia matyti, kad žmonės atrastų tą tyrumą ir tikrumą, kokį aš atradau, kai atėjau prisijungti prie šios komandos, kūrėjų komandos. Ir norėjau, kad būtent tai sklistų nuo, net sunku tai pavadinti, nuo scenos, iš bažnyčios, na taip, vadinkim, tą dieną tai buvo, tą naktį tai buvo scena, kad tas paprastumas ir tikrumas, nes iš tikrųjų, kaip ir daugelis tiesų, kaip ir daugelis gražių idėjų, ar tai būtų politikoje, filosofijoje, bet lygiai taip pat dėja religijoje, labai dažnai bėgant laikui jos apauga įvairiausiais ketinimais žmonių praturtėti, įgauti daugiau valdžios ir dėl to daugelis gražių idėjų būna galiausiai vis tiek išpurvintos mūsų žmogiškųjų nuodėmių. Tai vat norėjosi apvalyti visą tai ir grįžti į pradžių pradžią, kuomet visą tai dar buvo tyra ir tikra. Tai yra svarbės tikėjimo tiesas liečiantis teatrinis veiksmas ir aš norėjau paklausti, kiek svarbus tikėjimas Dievu jūsų asmeninėme gyvenime? Tikėjimas Dievu, tai matyt toks klausimas, apie kurį labai sunku kalbėti interviu, nes tai yra nuolatinis paieškos, nuolatinis kažkoks kelias ir tai, ką aš prikalbėčiau užvakar, galbūt jau ne visai atitiktų tai, kame esu, kokiame taške esu šiandien ir kur būsiu rytoj ar poryt. Tikėjimas tai yra kelias, tai yra paieškos kelias, galbūt vieniems tai yra labai aiškus dogmatiškas kelias, kitiems tai yra sudėtingesnis ir daugiau klausimų keliantis kelias. Iš tikrųjų, aš irgi stengiuosi neapsikrauti atsakymais, bet ieškau to kelio, einu juo kartais klupinėdamas, bet keldamas ir eidamas toliau. Man tai yra daug klausimų. Tikėjimas man yra daug klausimų. Aš dar norėjau paklausti apie jūsų šeimą, konkrečiau, kas jūs atvedė prie Dievo, iš kur jūs sužinojot, iš kur tas kilo troškimas pažinti Dievą, galbūt jūsų tėvai tikėjo, ar jūs atradote Dievą jau daug vėliau? Ko gero reikėtų sakyti, kad apskritai tikėjimo kelią mane atvedė šeima, kuri, tiksliau tariant, mama, kuri tikėjo, kai aš dar buvau labai mažas ir kuri atvedė mane pirmas iki į bažnyčią, į sekmadieninę vaikų mokyklą, bet vėlgi lygiai taip pat aš manau, kad
neįmanoma atrasti Dievo vieną sykį ir po to sakyti, kad aš atradau kažką būtent tą dieną ir viskas. Nes tuomet aš ir pasiliksiu tame taške, kuomet aš jį atradau. Manau, kad tai yra kelias, nesibaigiantis kelias ir įvairūs nauji atradimai, nusivylimai, beje, kurie irgi yra nutikę per mano gyvenimą, kai mačiau, kai įvairūs lyderiai, dvasiniai mokytojai, kuriais aš tikėjau, kaip jie buvo visiškai sutrinami, tiksliau, jie patys sutrindavo save į miltus, kai išlįsdavo jų melai, jų įvairiausios baisiausios nuodėmės ir elgesys nešvarus su jais sekančiais žmonėmis. Ir ne tik tai, tai buvo ilgas kelias ir tebėra ilgas kelias ir manau, kad ir bus tiek, kiek aš gyvensiu, atradimų ir praradimų kažkoks kelias. Ir kiekvieną kartą, kai pasimokau, kad kai tik aš remiuosi vėlgi žmonėmis, o ne pačiu tikėjimu, tai vėl veda prie kažkokio nusivylimo. Tai va, tai kalbėti apie tas vaikystės atradimus, taip, vis dėlto, ko gero, jeigu nebūtų, kažkai kaip būtų buvę, jeigu pradžioje nebūčiau patekęs į bažnyčią, kurią nuvedė mane mama ir kuri pati tvirtai yra iki šiol joje. Taigi grįžkime prie teatro ir aš noriu paklausti, misterija kaip teatro žanras, papasakokit plačiau. Misterija kaip teatro žanras, jis galbūt nėra būtent 100% tai, ką darėme mes per kultūros naktis. Misterija tai teatro žanras gimęs viduramžiais, gūdžiais, juodais viduramžiais, kai bažnyčia beje buvo uždraudusi bet kokią teatro formą, bet kokią išraišką teatro. Ilgus šimtmečius teatras praktiškai neturėjo galimybės egzistuoti, nes bažnyčia jį tapatino su pagonybė, su graikų kultūra, su romėnų kultūra taip pat. Ir teatras oficialus, bent jau toks kaip menas, jis neegzistavo. Atsirado kai kurie keliaujantis aktoriai, kurie važinėdavo ir kaimuose rodydavo tam tikrus pasirodymus, bet tai buvo visai jau ne tas ir ne toks teatras, kokį mes žinojom iš mitologinių pasakojimų. Ir štai viduramžiais atsirado teatras šiek tiek kitokia forma. Matyt, tam tikrų metų bažnyčiai buvo suprasta, kad vis tiek nepavyks pilnai pražudyti ir kažkaip sunaikinti teatro formos. Ir tada nutarta, kad teatras jis gali gyvuoti, bet jis gali gyvuoti kitokią formą, tarnaudamas pačiai bažnyčiai. Ir taip atsirado pirmieji spektakliai, kurie buvo atvaizduojantis tam tikras istorijas iš Senojo testamento. Ir taip atsirado tas, vadinkim, katalikiškas arba krikščioniškas teatras, kurio metu buvo išaukštinamas jau Dievas. Beje, pačioj pradžioj buvo lygiai tas pats, tik tais, kai teatras atsirado antikoje, tai tas Dievas buvo graikų mitologiniai dievai, o čia krikščionybė realiai padarė lygiai tą patį, praėjus daugelį šimtmečių, bet jau pajungė teatrą krikščionybės labui, vadinkime tai taip. Taigi misterija atsirado būtent tokiu būdu ir tada atsirado pirmusios misterinės dramos, kurios vėliau beje vėl pradėjo nykti, pradėjo visiškai prarasti savo reikšmę ir esmę. Ir teatras grįžo vėl į scenas, kai buvo leista kvėpuoti, kai teatrui buvo leista kvėpuoti. Ir tada neteko prasmės matyti šitos katalikiškos dramos arba misterijos, nes teatras jau turėjo oficialų leidimą vėl gyvuoti. Ir labai gaila, kad dabar mes neturime arba beveik neturime misterijų, išskyrus tam tikrus jos elementus, kurie kartais pasireiškia kuriuose spektakliuose. Bet kita vertus, manau, kad galima drąsiai teigti, kad jos padarė milžinišką įtaką mišių formatui, nes iš tikrųjų mišios tai yra teatras. Tai yra labai labai ryškus teatras su visais simboliais, su daug įvairių elementų, su tam tikrų netgi beveik mistiškų apšvietimų, žvakių ir gralių. Visa tai yra teatras. Ar tai jūsų pirma misterija? Manau, kad taip, vat tokia visiškai atvira ir tiesioginė forma, greičiausiai pirma misterija.
nors vėlgi negaliu sakyti, kad misterija tai yra būtinai apie Dievą ir tai yra visada dvasiškas kažkoks dalykas. Kartais apie Dievą galima daug daugiau pasakyti spektaklyje, kuriame mes rodome sceną, kaip vyrukas ateina į duonos parduotuvę pirkti duonos kepalą ir dialogas, kuris užsimezga tarp jo ir pardavėjos, jis gali būti visiškai būtiškas, visiškai paprastas, apie kainas, politiką ir dar kažką, bet jame gali netikėtai atsirasti daug daugiau dvasingumo ir daug daugiau gilumo ir prasmių ir savęs ir Dievo ir artimo pažinojimo klausimų negu milžiniškoje misterijoje, kurioje viskas bus kalbėta apie Dievą, bet žiūrovas nesupras nieko ir nepažins jo visai nei lašo. Taigi spektaklių, kuriuose gvildenamos yra tikėjimo arba savęs ir Dievo pažinimo temos, jos yra ir tikrai buvusios ir ne vienas tokių spektaklių yra sukurtas per, kiek nežinau, 5-6 mano kūrybos metus. Bet misterija tokia tvarkinga, tikra misterijos forma, ko gero tai buvo pirmoji. Na ir kokie yra jūsų profesiniai tikslai ateičiai? Kadangi tik vakar išėjau atostogų, tai pirminis tikslas yra šiek tiek atsigauti, perkrauti baterijas ir suvokti iš naujo, kas bus toliau. Šiuo metu vyksta labai daug pokyčių mano kūryboje, nes išeinu praktiškai iš visų savo buvusių darboviečių, kuriuose dirbau kaip etatinis aktorius ir tampu visiškai laisvų menininkų ir toliau reikia apsispręsti, kur ir ką ir kaip kursiu. Turiu kvietimų, kadangi dabar ne tiek ir ne tik vaidinu, bet ir rašau pjeses, kurias vėliau režisuoju, tai turiu kvietimų ir užsakymų pjesių rašymai Šiaulių dramos teatre ir dar keliuose teatruose, kur kol kas dar nepasirašytos sutartys, tai jis nenori užbėgti įvykiams už akių, bet ko gero rašysiu ir vaidindamas galbūt kažkur dar ir režisuosiu tas savo parašytas pjeses. Bijau prisikalbėti per daug į priekį, kad po to mano kažkokie žodžiai neliktų neišpildyti, dėl to sunku dabar daug kažką papasakoti, bet tikrai nesustosiu ir tikrai tos kūrybos bus ir bus jos matyti dar daugiau, negu buvo iki šiol. Taigi iš tiesų linkim nuoširdžiai didžiausios sėkmės ir dėkojam už pokalbį.